Pradėsim Mairam Yoga Balance praktiką. Tai yra sukurta pamoka mano viena, atsižvelgiant į tai, kad daugybė mokytojų susiduria su tokia problema kaip žmogaus, kažkaip žmogui vis labiau ir labiau tampa sudėtinga šitam pasaulyje ir basic pamokos jos yra gan sunkios, atsižvelgiant į įvairias kūno problemas ir įvairias ligas. Gerai tada. Taigi atsižvelgiant į žmogaus įvairias problemas ir įvairias ligas, aš tiek ašrame, tiek mokytojams noriu palengvinti tą Mairam jogos perdavimą praktikų ir sukūriau tą balans tokią praktiką. Tai yra viena trumpa pamoka apie apytiksliai valandą laiko, kurioje jinai yra labai saugi ir labai paprasta. Ir tuo pačiu jinai yra labai naudinga. Joje nėra sudėtingų asanų. Tie pratimai ir tos asanos, kurios yra įtrauktos, jos yra gana lengvos. Ir nesvarbu kokio žmogus amžiaus, jisai gali pradėti praktikuoti Mairam jogą ir gauti labai daug naudos, pasakykim. Todėl aš ją pavadinau Balanced, nes jinai iš tikrųjų padeda žmogui susibalansuoti, atrasti kažkokią tai savyje tokį stabilumą, tiek fizinį, tiek mentalinį. Ir mes su jumis gal pradėsime tą pamoką ir vėliau bus įdėta visa pamoka nuosekliai vedama, bet kadangi šiandien yra mokymasis, tai mes ties kai kuriom vietom sustosim ir aš aiškinsiu jas. Todėl savo mokyklose arba savo mokiniams, savo centruose, salėse, kur jūs dirbate, jūs galite įvesti žmogų į Mairam jogą. Ir taip pat galite tęsti šitą pamoką toliau savo praktikoje su savo mokiniais. Jinai tinka tiek jaunam žmogui, tiek ir vyresnio amžiaus. Virti? Jinai tinka tiek vyresnio amžiaus, tiek ir jaunam žmogui. Tie, kurie turi viršsvorį ir galvoja, kad jie yra nelankstus ir negali praktikuoti Mairam jogos. Ji yra naudinga tiek pradedant openo praktiką, tiek beisiko praktiką.
Taip pat jinai yra naudinga ir tiem, kurie praktikuoja jau beisiko pamokas. Taigi kiekvienas mokytojas, atsižvelgdamas į savo mokinius, gali ją taikyti. Ši praktika yra gana dinamiška ir joje yra labai daug įvairių sujungtų sekų, kurios lavina sąnarius, paliečia visas kūno sistemas ir gana paprastais judesiais. Taip pat jinai lavina koncentraciją. Tai nuramina protą. Ir pradėkime tada gal prie pačios metodikos, prie pačios pamokos eigos. Taigi, kaip ir visos pamokos, pradėkime nuo mantros Om. Ir visi susikaupkime. Suglauskime rankas maldoje ir įkvėpkime. Toliau Nadi Šadgana pranajama. Dešinę ranką laikome prie nosies. Iškvėpkime. Uždarom dešinę šnervę, įkvėpiam kairę. 2, 3, 4. Sulaikom kvėpavimą iki 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iškvepiam pro dešinę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvepiam dešinę. 2, 3, 4. Sulaikom iki 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iškvepiam dešinę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvepiam kairę. 2, 3, 4. Sulaikom iki 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iškvepiam dešinę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvepiam. 2, 3, 4. Sulaikom iki 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iškvepiam kairę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvepiam. 2, 3, 4. Sulaikom iki 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iškvepiam dešinę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kvepiam. 2, 3, 4. Sulaikom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iškvepiam kairę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Probi įkvepiam. 2, 3, 4. Sulaikom. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Iškvepiam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sulaikom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvepiam 2, 3, 4. Sulaikom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iškvepiam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sulaikom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kvepiam 2, 3, 4. Sulaikom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir iškvepiam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taigi lygiai tas pats kaip beisike, jo, lygiai tas pats ir galim net tuos iškvėpimus, jeigu matot pas jūs, galima netgi 4 imti. 4, 4, tik iškvėpimas 8. Taigi lygiai tas pats kaip opinė ir beisike tiesiog jinai nėra 16 sulaikymo kvėpavimo. Jinai yra palengvintas variantas. Toliau sekantis yra čakšų kryja, tai yra ir dėmesio sutelkimui, taip, ir nuraminimui, nervų sistemos ir taip pat tai yra lavinimas akių, regos, taip. Taigi dabar 5 kartai žiūrime į nosies galiuką, į tašką tarp antakių, į nosies galiuką, į tašką tarp antakių. Į nosies galiuką, tašką tarp antakių. Aukštyn, žemyn. Kiekvienas dabar 5 judė. Į nosį, į kaktą, į nosį, į tašką tarp antakių. Ir stengiamės kuo greičiau. Taip po 5 kartų. Taip. Į žvilgsnis abiejų akių į dešinę tolimiausią tašką, iš karto į kairį tolimiausią tašką, kiek galime žvelgti akim. Ir vėl į dešinę, į kairę, kuo greičiau, į dešinę, į kairę. Tolimiausią dešinį tašką, tolimiausią kairį tašką. Bandome kiekvienas dabar greitai, kuo greičiau. Ir visada pabaigiam į nosies galiuką. Į nosies galiuką. Ir toliau įsivaizduojam laikrodį priešais save laikrodį ir tada sukamieji judesiai akimis į nosies galiuką, į tolimiausią dešinį tašką, į tašką tarp antakių, į tolimiausią kairį tašką ir vėl grįžtam į nosies galiuką. Taip 5 ratai, greitai labai. Nosį, dešinę, tašką tarp antakių, kairę, nosių. Ir sukamais judesiais. Prieš laikrodžio rodiklę. 5 ratai. Pabaigiam į nosies galiuką. Ir 5 pagal laikrodžio rodiklę. Nosį, kairį tašką, tašką tarp antakių, dešinį. Galvos nejudinam, tik akimis. Ir kuo greičiau. Pasiliekam į nosies galiuką. O dabar užmerkiame akis ir lygiai tą patį darome užmerktom akim. Į nosį, į tašką tarp antakių, į nosį, į tašką tarp antakių. Taip, viską nuo pradžių užsimerkus.
Aukštyn, žemyn. 5. Po 5 aukštyn, žemyn nosies galiuką į tašką į šonus. Į dešinį tolimiausią tašką, į kairį. 5. Užmerktom akim. Nereikia kvėpavimo sieti, nereikia, kad galbūt kažkas galvojat, kad su kvėpavimu įkvepiu iškvepiu. Ne. Tiesiog kvėpavimas, dabar dėmesys į akių judesius tik. Kvėpavimas natūralus, nereikia reguliuoti. Ir tada po šonų prieš laikrodžio rodyklę, taip, tai bus į nosį, dešinį tolimiausią tašką, į tašką tarp antakių, į kairį, į nosį. 5 sukamieji judesiai akimis, užsimerkus, prieš laikrodžio rodyklę. Pasiliekame į nosies galiuką ir pagal laikrodžio rodyklę iš karto. Ir toliau pasiliekame užsimerkę. Laikrodį visada įsivaizduojame šiuo metu priešai save. Pabaigiam čakšų kryje ir liekame užsimerkę. Ir iš karto smakrą prie krūtinės nulenkiame galvą. Įkvepiame. Sulaikom kvėpavimą ir sukam galvą prieš laikrodžio rodyklę, sulaikius kvėpavimą. 5 ratus. 2. Stipriai galvos nereikia atlenkti atgal. 3. 4. 5 ratai smakras vėl grįžta prie krūtinės, galva nulenkta. Iškvepiam. Ir tada vėl įkvepiam. Sulaikom kvėpavimą 5 ratai pagal laikrodžio rodyklę. 2, 3, 4, 5 palikom, vėl grąžinom smakras prie krūtinės, iškvepiam ir tada vėl galva grįžta aukštyn tiesiai. Taip. Ir tada kylame į tadasaną. Ir prakritė pranam, tai yra labai paprasta, labai lengva seka, nes yra žmonių, kurie negali daryti prakritės pranam, tokios kokia jinai yra beisike arba opinė. Taigi, žvelgtelkit į pačią seką. Ir man atrodo, kad būtų labai, taip naudinga išmokti tokį, ne tik sakyti pavadinimą, pavyzdžiui, pranam asana, ten virabhadrasana ar tos asanų sanskrito pavadinimus, bet taip pat dar taip truputį stimuliuoti žmogų paprastai žodžiais. Tai naudoti stabilumas, balansas, ramybė, tokius paprastus žodžius ir įtraukti, kad kartu žmogus dalyvautų su jumis. Taigi, vienas kartas tai yra, matot, ten pačiam paveikslėlyje, pažiūrėkit, vienas kartas tai yra viena koja virabhadrasana ir kita koja virabhadrasana. Taip? Ir va ta seka nuo pradžios iki pabaigos tai yra vienas kartas. Ir tokių kartų čia yra parašyta 3, bet galima ir 5. Galit pasižymėti savo.
Galima ir 5 kartoti. Čia jau kaip jūs. Taip. Na dabar pradėkime ir jeigu kažkam reikia, kažką vis tam pafiksuokit, pasižymėkit. Taip. Taigi pradėkime nuo pranamasanos. Suglauskime rankas, pranamasana. Pajauskime žemę, pėdas, žemės stabilumas. Suglaudėm rankas, ramybė, balansas. Ir tada su įkvėpimu rankomis darome ratą. Taip, taigi oras, kada darome ratą, oras, lengvumas ir tūpiame. Čia fiksuojame. Taip. Toliau iš karto judame, kojas tiesiame ir judame rankom pirmin į Ardha Uttana asaną. Vanduo, kryptis, kryptingumas. Taip. Iš karto lenkiamės žemyn, liečiame žemę. Taip. Na, ne visi gal palies žmonės žemę, bet tiesiog tegul lenkiamės, taip. Ir darom didelį ratą, kiek galim padaryti, taip. Erdvė, didingumas. Taip. Ir tada žengiame dešinę koją pirmin, tiesiog darome įtupstą, taip, paprastai. Taip. Ir ugnis, jėga, stiprybė. Iš karto grįžtam atgal dešinę koją. Taip, ir vėl pranamasana, žemė, stabilumas, ramybė, balansas. Taip, pritūpiame. Taip. Atsiprašau, darome oras. Taip, darome ratą, oras, lengvumas ir tada pritūpiame. Pritūpiame. Taip. Iš karto judame pirmin. Taip. Išsitempiame vanduo, kryptis, kryptingumas. Darome ratą, erdvė, didingumas. Taip. Suglaudėm rankas, žengiam kairę koją pirmin. Taip. Ugnis, jėga, stiprybė, grįžtam atgal ir vėl nuleidome rankas, pranamasana, žemė, stabilumas, ramybė, balansas. Na, o dabar darome greičiau. Tai buvo viena seka. Taip. Žemė, stabilumas, ramybė, balansas. Galima net užmerktom akim. Taip. Toliau. Įkvepiame oras, lengvumas ir iš karto tūpiame. Pirmin įsitempiame, tiesiame kojas vanduo, tanasana, kryptingumas. Taip. Darome ratą, erdvė, didingumas, Urdhva Hastasana. Žengiam dešinę koją pirmin. Ugnis, stiprybė, jėga. Grįžtam atgal. Žemė, stabilumas, ramybė, balansas. Darome ratą, oras, lengvumas. Pritūpiame. Vanduo, kryptingumas. Tana asana. Taip. Ratas, erdvė, didingumas. Virabhadrasana žengiam, ugnis, jėga, stiprybė. Grįžtam atgal, žemė, ramybė. Įkvepiam, oras,
lengvumas. Pirmin. Vanduo, kryptis, tanasana. Kryptingumas. Ratas. Erdvė. Didingumas. Virabhadrasana. Ugnis. Jėga, stiprybė. Šitam atgal. Žemė. Ramybė. Stabilumas. Kvepiam. Oras. Lengvumas. Vanduo. Utanasana. Kryptingumas. Erdvė. Didingumas. Virabhadrasana kairė. Jėga. Stiprybė. Ugnis. Grįžtam atgal į tadasaną. Žemė. Stabilumas. Ramybė. Čia visada gali jie užmerkti akis, susibalansuoti. Ir vėl oras. Lengvumas, pritupiam. Čia gali kas giliau, kas mažiau. Taip. Utanasana vanduo. Kryptis, kryptingumas. Darome didelį ratą. Erdvė, didingumas. Virabhadrasana dešinio. Ugnis, jėga ir stiprybė. Grįžtam atgal. Žemė, stabilumas, ramybė. Oras, lengvumas. Vanduo, kryptingumas. Didelis ratas. Erdvė, didingumas. Kairė koja. Virabhadrasana. Ugnis, stiprybė. Grįžtam atgal į tadasaną. Žemė, ramybė, stabilumas. Ir taip gali būti 3, gali būti 5. Gan paprasta ir va čia visiems vyresnio amžiaus žmonėm, tinka aišku ir jauniem. Ir iš karto kojas statome plačiau. Toliau 5 kartai dinamikoj trikona asana. Pradžiai ištempinėjom dešinį šoną, o po to kairį šoną. Ištempiam rankas nuo pečių ir čia jau įvedame kvėpavimą. Taip. Reiškia, lenkiamės į kairę žemyn ranką, dešinę aukštyn pažiūrim. Iškvepiam. Ir atvirkščiai. Iškvepiam, grįžtam, įkvepiam. Iškvepiam, lenkiamės. Žiūrim į dešinę, kaip ir paprastai. Iškvepiam, kairę. Ištempiam dešinį šoną. Iškvepiam, kairį. Iškvepiam, dešinę. Iškvepiam. Kairę. Iškvepiam. Taip, dešinę ištempiam. Iškvepiam. Kairę. Iškvepiam. Dešinę. Iškvepiam. Kairę. Iškvepiam. Ir taip 5. Jeigu reikia kažkam pasižymėkit. Taip. Lenkiamės, iškvepiam. Grįžtam atgal, įkvepiam. Iškvepiam. Grįžtam atgal, kvepiam. Gerai. Toliau žiūrime, iš karto po šito trikonasanui bus įtupstai. Taip. Paršva
konasana. Taip, tai lygiai taip pat. Iškvepiam dešinį, įtupstą darom, kvepiam, grįžtam. Iškvepiam, kairę, remiam rankas. Taip, grįžtam. Pėdas laikom tiesiai. Taip. Tai iškvepiam dešinę, kvepiam, iškvepiam kairę. Iškvepiam dešinę, kvepiam, grįžtam, iškvepiam kairę. Ne vėl. Ryškia, žiūrėkite, tas pats čia. Dešinę, kairę. Tai yra vienas kartas. Tokių 5. Dešinę ištempiam, kairę. Taip, tai vienas kartas. Ištemp dešinę, ištemp kairę, vienas. Tokių 5. Lygiai tas pačia. Iškvepiam dešinę, įkvepiam, iškvepiam kairę. Grįžtam. Tai yra vienas kartas. Pasižymėkit. Ir vėl. 1, 2. Vienas kartas. Ir vėl 1, 2. Tai yra vienas kartas. Ir tokių 5 įtupstai. Iškia viena koja, kita koja. Ir po to, po 5 įtupstų grįžtam. Žemiausia padėtis rankos čia. Ir svarbiausia, nugarą laikyti tiesiai. 3 kvėpavimai. Tada rankas suneriam ir kojas tiesiame, kabome. Taip, prasarita padatinasana. Taip, 5 kvėpavimai. Grįžtam. Pranamasana. Visą laiką pranamasanoj suglaudėm rankas, užmerkėm akis. Ir ramybė, balansas. Galit pasižymėti, kad tarti toj vietoj. Ramybė, balansas. Užmerkėm akis, pakvepuojam. Ten stebime įkvėpimą, iškvėpimą, ramybę, balansas. Ir tada iš karto rankas vedame vėl nuo pečių. Tai dabar suspaudžiam nykščius į kumštelius. Ir dabar bus sukamieji judesiai prieš laikrodžio rodyklę ir po to pagal laikrodžio rodyklę. Sukam tik tai per riešą. Taip, po 5 kartus. Prieš laikrodžio rodyklę. Penki. Ir pagal 1, 2, pagal laikrodžio rodiklį 3, 4, 5. Taip. Toliau per alkūnes. Lygiai tas pats. Taip. Taip. 1, 2, 3, 4, 5. Pagal 1, 2, 3, 4, 5. Taip, iškart ištempiam rankas ir dabar iš peties. 1, 2, 3, 4, 5. Pagal laikrodžio rodyklės. 2, 3, 4, 5. Galima sakyti ir ne pagal laikrodį, tada sukame atgal 5, pirmin 5. Taip, per riešus, pirmin, atgal. Taip, per alkūnės, pirmin. Tai bus atvirkščiai, atgal pradžioje, po to bus pirmin. Taip. Pasižymim. Toliau lygiai tas pats bus su kojom, su pėdom. Tai reiškia, jeigu žmogus negali, o daug kas dabar ypatingai negalės išlaikyti, tai tada prie sienos. Ypač vyresnio amžiaus. Viena ranka prie sienos pakeliam. Taip, koja. Ir sukam. Po to pasisukam, kita. Tas pats bus.
Taip, taigi. Kas gali, rankos nykščiai į kumštelius. Taip, ir tada pakeliam dešinę. Koja sulenkta, taip. Tai prieš laikrodžio rodiklį. 1, 2. Laikrodis dabar gali būti ant grindų. 3, 4, 5 judesiai pagal laikrodžio rodiklį. 1, 2, 3, 4, 5. Taip, keičiam kojas. Kairę. Taip, prieš laikrodžio rodiklį. 1, čia kitaip tada judės koja. 2, 3, 4, 5 pagal. 1, 2, 3, 4, 5. Nuleidom. Taip, dabar iš kelio pakeliam vėl dešinę. Prieš laikrodžio rodiklį. 1, 2, 3, 4, 5 pagal. 1, 2, 3, 4, 5 nuleidom. Taip, kitą koją, kairę, prieš laikrodžio rodiklį. 1, 2, 3, 4, 5 pagal. 1, 2, 3, 4, 5 nuleidom ir dabar iš dubens. 1, 2, iš klubo tai yra. 3, 4, 5 pagal. 1, 2, 3, 4, 5 pastatėm. Taip, kitą koją. Taip, prieš laikrodžio rodiklį. 1, 2, 3 iš klubo. 4, 5. Taip, ir uždarom pagal laikrodžio rodiklį. 1, 2, 3, 4, 5. Pastatom. Taip, ir... Oi, atsiprašau, aš praleidau. Dar kartelį šitą iš kojos, vrikšasana. Taip, taigi bus prieš 1, 2, išpilnai, taip, 3, 4, 5, dabar prieš laikrodžio rodiklį, 1, tai yra pagal, netaip pasakiau, 2, 3, 4, 5 ir tada iš karto vrikšasana. Taip, rankas sudėjom. Dabar kam sunku, vėlgi pasiema čia, laikosi prie sienos. Taip galim tada va taip. Kam sunku. Po to bando atitraukti rankas. Taip, ir tada iš karto kita koja. Taip, dar kartą pakartokime tą. 1, 2, 3, 4, 5 ir dabar pagal. 1, 2, 3, 4, 5 ir iš karto į vrikšasaną. Žiūrim į tašką visuomet ant grindų. Kam sunku, vėlgi prie sienos. O po to jau bando atitraukti. Taip, tai ties kojom pasižymim prieš laikrodžio rodiklę. Laikrodį galim, turėtų įsivaizduoti ant grindų. Pagal. Todėl, kad iš tikrųjų kojos judės skirtingai. Taip. Tada visada prieš laikrodžio rodiklę. Laikrodis ant grindų, įsivaizduokit, kad po to pagal laikrodžio rodiklį. Tai tas turi kiekvienas mokytojas pradžioj atrast tą, pajausti, kaip tos kojos iš tikrųjų sukasi. Prieš, o po to pagal. Taip. O po to jau turi žmogus irgi įsivaizduoti ir sukti kojom. Taip. Ir vėl suglaudžiam rankas, stabilumas, ramybė, užmerkiam akis šitoj padėty. Taip susibalansuojam.
Tada kojos plačiau iš karto. Taip, ir toliau labai paprasta, naudinga. Aišku, jeigu, paduok man kaladėlę, jeigu žmogus, negali pastatyti rankos, tai bus judesiai 1, 2. Taip. Taigi pirmą dešinę ranką, tada dedam kaladėlę jam. Ja? Pavyzdžiui, tėvai jūsų ten, ja? Tada naudojam kaladėlę. O taip darome. 1, kairę ranką, tada sukamės 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tai bus taip. Dedu dešinę. Iškvepiu į kairę. Iškvepiu. Įkvepiu. Pastačiau. Iškvepiu. Iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu. 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 Reiškia, 5 kartai, 1 kartas, tai yra dešinę pastačiau, pakeičiau kairę. Taip, ranką. Taip. Tai 1 kartas tai yra 1, 2. Tai bus 1. Tokių 5. Tokių 5. Dinamikoje. Taip. Iškvepiu, žiūriu į kairę. Įkvepiu. Iškvepiu. 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 Ir stengtis kuo labiau pasisukti krūtinės srityje. Ir po 5 vėl užmerkia akis pranamasana. Taip. Ramybė, stabilumas. Pakvepuojam. Taip, toliau pasižiūrim Suvirabhadrasana seka. Tai jinai yra, gali būti kažkam sudėtingesnė. Taip, tai vadinasi vėl prie sienos. Taip, tai aš parodysiu kaip. Tai yra labai paprastai. Taip, dešinė koja. Taip, tai iš karto 1 grįžtu. Taip, 2. Grįžtu. Sunku? Va. Prie sienos, pabandykit. Taip. Įremiu rankas į sieną, tai bus dešinė ištempins, grįžtu. Kairės, grįžtu į pranamasaną. Taip. Ir dar kartą. 1, grįžtu. 2, grįžtu. 1, grįžtu. 2, grįžtu. Dar kartą 1, grįžtu. Grįžtu. Taip? 3 kartai ir vėl pasilieku pranamasanai. Taip, kad sureguliuotų kvėpavimo ritmą, stebėtų. Įkvepiu, iškvepiu, skaičiuoju. Taip, ramybė. Taip, 3 kartai tokie. Dešinę, kairę koją 1 kartas, taip. Taip. Pradžiai dešinę, taip, 1 koja, po to ant kairės stoviu ištempu. Kita koja, tai yra 1 kartas. Ir visą laiką į pranamasaną. Va, smagi? Smagu. Taip, taip. Ir naudinga patiems bus. Ką sakot? Paprasta, jo. Gerai, nusileidžiam. Pasilikom pranamasanai, susibalansavom, nusileidom. Taip, 6 puslapis. Katė mūsų. Kynam. Taip, tai pirmas
Pradedam nuo klubų. Klubus aukštyn, bamba žemyn. Išėčiam. Viens kate aukštyn. Smakras prie krūtinės, nugara. Taip, viparita bidalasana. Ir vėl įkvepiam. Iškvepiam. Trikščiai. Kvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir Vajrasanai. Vėl užmerkiame akis. Stebime kvėpavimą. Taip. Tai vienas kartas aukštyn, žemyn katė. Taip. Tai vienas, tokių 5. Ir toliau ant pilvo stalambų pučiankasana. Pakaušių tempiamės tolyn. Alkūnės panenam. Gaktą ant grindų atpalaiduojam klubus, veidą, juosmenį atpalaiduokime. Vėl grįžtam į Vajrasaną. Užmerkiame akis. Vėl stebime ramybę viduje. Kojas ištiesiame. Rankos aukštyn, hasta dandasan. Iškvepiame pašimotą. Lenkiamės į priekį, pašimotą nusinų. 1, 2, 3, 4, 5 įkvepiame vėl hasta dandasaną. Taip, leidžiame rankas, sulenkiam koją dešinę, artyn. Su kairė ranka laikome už kelio, dešinė ranka už nugaros. Maričiasana. Pėdą kairė į save tempkite. Žiūrim į dešinę petį. 2, 3. Grįžtame rankos aukštyn. Kvepiam, iškvepiam. Pašimotą lenkiamės. 2, 3, 4, 5 įkvepiame hasta dandasaną. Taip, nuleidame rankas, kairę koją lenkiam. Su dešinė imam už kelio, kairė ranka už nugaros. Maričiasana į kitą pusę. Pėda dešinė į save. 2. Žiūrim į kairį petį. 3. Grįžtame rankos vėl aukštyn. Iškvepiam, pašimotą. 1, 2, 3, 4, 5 įkvepiame vėl hasta dandasaną. Nuleidome rankas už nugaros, pirštais į save, kojos šiek tiek plačiau. Taip, sulenkiam kojas. Ir stalas jau aukštyn bamba. Leidžiam iškart klubus, nelaikom čia. Sėdam ir čia navasana. Arba sulenktom kojom, arba tiesiom, čia jau kaip kas. Gali rankas taip laikyti. Taip. Ir vėl kojos pastatėm. Stalas dinamikoje. Leidžiam klubus. Navasana. Ir vėl. Stalas. Leidžiam klubus. Navasana. Nuleidom. Vėl rankos aukštyn. Pašimotą. Po hasta dandasanos. 2,
3, 4, 5. Taip, tai čia pasižymėkit, kam kažko reikia. Taip? Tai čia supratom. Aš vadinu stalas. Nereikia užverst galvos. Na, jeigu ten kažkas nori kaklą ištempti, bet šiaip taip laikykit. Taip, tada navasana. Ir vėl aš kartą. Arba su lenktom kojom, va taip, kas pasilaikys. Ja. Taip, ir iš karto 7 puslapis. Tai va, taip kaip pasilikom, taip, tai dabar aš gal rodysiu šonu, gerai? Taip, tai iš karto, žiūrėkit, lenkiam koją. Iš čia tada ant kairio, palaukit, aš pasitrauksiu viską. Taip, gal, kad matytų ten mane. Taip, iš čia, taip, ant dešinę koją už kairio, taip, o tokia padėtis ant rankos. Taip. Tada dešinį šoną klubus, ištempam, nusileidom. Dešinį, nusileidom. Taip. Kita koja. Kairė. Ant sulenktos alkūnės. Keliam klubus, ištepam kairį. Nusileidom. Nusileidom. Keičiam. Dešinę. Nusileidom. Kairė. Nusileidom. Dešinę. Nusileidom. Kairė. Kada ištempinėjat, iškvepiam. Nusileidom. Kvepiam. Iškvepiam. Vieną šoną. Kvepiam. Čia tempiam, iškvepiam. Kita pusė. Iškvepiam ir ištempiam. Akcentuokit iškvėpimą. Taip? 3 kartai. Taip? Keičiam. Sukamės ant kito. 2. Tai vienas kartas, taip? 1, 10. Sukamės. 2. Taip, tai yra vieno šono ištempimas, kito. Tai vienas. Na, galima, aišku, galima ir 1 nusileidom. Taip. 2 nusileidom. 3 nusileidom. Pasikeitėm kitą pusę. Čia nėra didelio skirtumo. 1, 2, 3. Gali būti ir taip, ir taip. Ir toliau prie sienos. Iš karto šitą padarėm ir prie sienos. Taip, pasižymėjot visi? Taip. Tai prie sienos ir čia galima, nereikia ten arti prie klubus, taip, kojos prie sienos. Taip. Ir toliau įkvepiam. 1, iškvepiam, klubus nuleidom. Iškvepiam, nuleidom. 2. Iškvepiam, nuleidom. 3. 4. Kvepiam, iškvepiam, nuleidom. 5. Čia galima pailsim, taip. Ir vėl. 1,
Iškvepiam, nuleidom. 2, 3, 4, 5. Pailsim. Ir trečias kartas. 1, 2, nuleidom. 3, nuleidom. 4, iškvepiam, nuleidom. Kvepiam pirm. 5. Atsipalaidavom. Taip, pasižymim, ką reikia. Taip, 5. Nu, jeigu sienos nėra, tai tada galim taip kilnojam. Bet tada taip kilnojam, be sienos. Čia, kad galėtų po to, suprantama, ne, kad galėtų po to žmogus daryti. Ką? Halasanas ar vankasana, čia pakeitimas. Toks. Taip, taigi 5. 5, taip, kartai. Ir tada, žiūrėkit, tada atsigulame. Taip, ant nugaros. Taip, tai bus 3 ratai. Dešinę pėdą, dešinę koją, taip. Po to kairę. Taigi, sulenkiam. Ir vėl dabar įsivaizduojam priešai save, va čia laikrodis. Taip? Tai tada prieš laikrodžio rodiklę tik iš pėdos, iš sąnario. 1, 2, 3, 4, 5. Pagal laikrodžio. 1, 2, 3, 4, 5. Taip. Keičiam kojas. Sandram, o kodėl tu parašai 3 kartai, nežinai? Čia turi būti 5. Aha. Pasitaisykit gerai. 5 turi būti. Ne, nereikia, ne. Tiesiog atsipalaidavę gulim. Taip? Atsipalaidavus, tada kairę koją, lygiai tas pats. Laikrodis dabar čia vat priešais, taip, ir tada prieš laikrodžio rodiklę. 1, 2, 3, 4, 5 pagal. 1, 2, 3, 4, 5. Nuleidom koją, tada vėl lenkiam dešinę, dabar iš kelio. Taip, iš kelio. Prieš laikrodžio rodiklę. 1, 2, 3, 4, 5. Pagal. 1, 2, 3, 4, 5. Nuleidom. Sulenkiam kairę. Taip, prieš laikrodžio rodiklę. 1, 2, 3, 4, 5 pagal, 1, 2, 3, 4, 5, nuleidom. Koją galit, kai nuleidinėjat, kulnų stumt. Tada iš klubo sąnario, tai prieš laikrodžio rodiklę, 1 dideli mostai, 2, 3, 4, 5, dabar pagal, 1, 2, 3, 4, 5, stumiam kulnų, nuleidom koją, taip, kairę keliam, taip, prieš laikrodžio rodiklę, 1, 2, iš klubo, 3, 4, 5 ir pagal. 1, 2, 3, 4,
5 stumiam, kulnų nuleidom. Taip. Taigi pasižymim visi tokį dalyką. Čia yra dar toksai palengvintas visiškai variantas, bet galima iš esmės daryti truputį ir kitaip. Reiškia, pažiūrėkit. Galima daryti ir taip. Pagal laikrodžio rodiklę, tai yra prieš laikrodžio rodiklę. 1, 2, 3, 4, 5. Pagal 1, 2, 3, 4, 5. Toliau iš kelio. 1, 2, 3, 4, 5. Ir pagal 1, 2, 3, 4, 5. Taip. Ir tada iš klubo iš karto. 1, 2, 3, 4, 5. Taip. Ir pagal 1, 2, 3, 4, 5. Bet gali būti sunku. Todėl jiem gali kojas skaudėti, kaisti. Taip, tada mes palengvinti vieną kojelę, taip, kitą kojelę, taip. Taip, keičiam kojas, tada iš čia vieną pakeičiam, kad atsipalaiduotų. Bet iš esmės galima daryti ir toliau žiūrėkit, kas yra labai svarbu. Iš tikrųjų, tas prieš pagal laikrodžio rodiklę, tai yra dėmesingumo, lavinimas, susikaupimo. Ir šiaip, energijai pačiai yra, dabar žiūrėkit, jūs patys atsigulam, ne? Ir dabar pažiūrėkit, reiškia, pas mane laikrodis va čia, taip, reiškia, aš savo koją imam iš klubo, prieš laikrodžio rodiklę, taip, dešinę dabar žiūrim. 1, 2, taip, 3, 4, taip, 5 mostai. O dabar sukam dešinę pagal laikrodžio rodiklę. 1, 2, taip, jaučiat, 3, 4, 5, o dabar kairę, taip, sulenkiam. Ir dabar bus kairė. 1, prieš laikrodžio rodiklę. 2, 3, 4, 5. Ir dabar pagal. 1, visą laiką laikrodį įsivaizduojam. 2, 3, 4, 5. Tai dabar pasižymėkit, tai yra labai svarbu susikaupimui. Ir nebent kaip maskatuojam tą koją, bet reikalaujam iš mokinio taisyklingai atlikti, kad jis būtų čia susikaupęs į savo kūną. Taip? Sukam prieš pagal. Taip? Žmogus turi susikoncentruoti į savo kūną. Ne chaotiškai daryti tuos judesius, o būtent tokius judesius ir sekti juos. Taip, kad dėmesys būtų čia. Taip, į kūną. Nes ne šiaip, suku kojelę. Ką? Taip, pilna judesio amplitudė. Aišku. Bet kad mentališkai jis būtų čia su savo kūnu. Taip? Ir ne šiaip tą kojelę pamaskatuotų. Po to galima su kvėpavimu. Jo? Tai yra, jeigu įvedam kvėpavimą, tai tada bus, žiūrėkit, bet jau čia jau sudėtingiau. Jo? Tai bus įkvepiu ir prieš laikrodžio rodiklę. 1, 2, sulaikau, 3, 4, 5, iškvepiu. Tada vėl įkvepiu, sulaikau, 1, 2, 3, 4, 5, iškvepiu. Taip? Pabandykit patys dabar. Taip? Arba tada iš kelio įkvepiu,
Prieš laikrodžio rodiklį sulaikau kvėpavimą ir prieš 1, 2, 3, 4, 5 iškvepiu. Vėl įkvepiu, suku 1, 2, 3, 4, 5 pagal laikrodžio rodiklį. Iškvepiu. Taip. Ir tada jau iš klubo įkvepiu, sulaikau prieš laikrodžio rodiklį. 1, 2, 3, 4, 5 iškvepiu, įkvepiu, pagal 1, 2, 3, 4, 5 iškvepiu. Tai čia jau tą sudėtingumą palaipsniui įvedat. Be abejo, kvėpavimas jisai yra labai svarbu. Tas pats lygiai su rankom, kur darėm jo, galima irgi įkvepiu, suku 1, 2, 3, 4, 5, iškvepiu ir vėl įkvepiu, prieš 1, 2, 3, 4, 5. Ja? O čia, kur jau klubus kėlėm, tai čia būtų įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. Ja? Tai va, pasižymim, po to aš visą pamoką įrašysiu nuosekliai visą ir bus patalpinta ir jūs galėsit visi dar pasikartoti. Taip, ir tada po kojų, tai buvo mūsų tie jau dideli ratai, taip, pasižiūrim, sulenkiam, taip, čia pabūnam. Ir tada žiūrėkit į vieną pusę ir į kitą pusę. Taip, reiškia kojos priešingai ir žiūriu į ranką. Į vieną, į kitą. Taip. Ir žiūrim į ranką. 3 kartai. Taip, reiškia 1, 2. Čia vienas kartas. 1, 2. 1, 2. Taip, tai irgi galbūt įkvepiu, sukuosi, iškvepiu, ištempiu ranką. Kvepiu, iškvepiu. Kvepiu, iškvepiu. Kvepiu, iškvepiu. Ir tada pasiliekam tokioj padėty, pasiėmam už pėdučių ir čia kiek vat į šonus ištempia, tiek jau ten jie ištempia. Ir po čia suglaudėm pėdas. Va, kiek susiglaudė kojos, tiek susiglaudė. Taip sudėjome jas kartu. Ir toliau pasižiūrime. Pasižymėkit savo, toliau bus taip, nuo širdies, nuo anahatos. Taip, įkvepiu, rankas ištempiu už galvos, iškvepiu. Ir čia jas turi kūnas kartu su kvėpavimu. Įkvepiu 5 kartai. Iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu. Kvepiu. Iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu. Po 5 rankas nukreipiu link klubų. Ir lygiai tas pats. Įkvepiu, ištiesiu link klubų. Iškvepiu, rankos grįžta. Kvepiu. Iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu. Kvepiu. Iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu. Kvepiu. Iškvepiu. Ir po to dideli ratai. Įkvepiu.
Už galvos pravedu. Ir nuo klubų iškvepiu. Įkvepiu. Darau didelį ratą. Iškvepiu. Nuo klubų iškvepiu čia link krūtinės. Ir vėl įkvepiu. Grįžtu. Iškvepiu. Įkvepiu. Sukau. Iškvepiu prie krūtinės nuo klubų. Taip. Įkvepiu. Ir galvos didelis ratas. Nuo klubų iškvepiu link krūtinės. Kvepiu. Iškvepiu. Kvepiu. Iškvepiu. Pasižymėkit, kad geriausia daryti užmerktom akim. Taip. Iškia, tokioj padėtyje atsigaliau, užmerkiau akis. Įkvepiu, ištempiu rankas, iškvepiu. 5 kartai. Iškvepiu. Taip, po 5 rankos link lubų, įkvepiu. Grįžta rankos, iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu. 5 kartai. Ir tada įkvepiu. Vedžiau ratą, iškvepiu. Rankos prie krūtinės nuo klubų. Įkvepiu. Iškvepiu. 5. Pabandykit patys užmerktom akim dabar. Pabandykit. Prasteikit. Užmerktom akim. Jo, 5, teisingai aš pamiršau. Jo, pradedam. Jo, teisingai ne taip. Įkvepiu, iškvepiu. Taip, pirmą aukštyn, žemyn. Užmerkiu akis. Įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu. Taip. Įkvepiu, iškvepiu. Taip. Toliau 5 už galvos, ištempiant rankas. Įkvepiu, iškvepiu. Taip. Po to klubai įkvepiu. Iškvepiu. Teisingai, gerai pastebėjus. Ir po to jau pilni ratai. Taip. Pilni. Taip, tai reiškia pirmas nuo krūtinės, antras už galvos, trečias link klubų ir po to pilnas ratas. Ir užmerktom akim. Gerai. Pasižymėkit gerai. Po 5. Ir tada atsisėdam. Ir jau čia gali taip sėdėti, gali taip, nesvarbu. Taip pradeda dešinę ištempsim, po to tempsim kairę. Tai tada kairė ranka už nugaros, į dešinę, į kairę. Dešinę, kairę. Dešinę, kairę. Dešinę, kairę. Dešinę, kairę. Taip. Dabar kvėpavimas. Pastatėm ranką už nugaros, įkvepiu, tada iškvepiu, ištempiu. Kvepiu, iškvepiu, ištempiu. Kvepiu, iškvepiu. Kvepiu, iškvepiu. Kvepiu, iškvepiu. Kvepiu, iškvepiu.
Kvepiu. Iškvepiu. Iškvepiu. Taip. Pasižymėkit, galima su kvepavimu, šiaip labai būtų gerai. Ir tokie vienas kartas dešinę, kairę, taip, abi pusės, tai yra vienas kartas. Gerai. Ir tada tai gali jo, arba taip jie sėdėva, arba taip gali. Tada 1, 2. Iškvepiu. Iškvepiu. Taip. Ir tada iš karto kojos į šonus. Kona asana. Kona asana. Kiek jau čia jie, kiek jau ten žmogus išsitempė tiek. Ar taip pakvepuojam? Taip, paleidžiam tą įtampą. Ten 5-10 tų pakvepavimų. Na va. Po konasanos vėl pašimota. Ten galim ir taip, ir ten iškvepiam. Pašimota. Ir tada su kaladėlėm. Geriausia matsi asana. Taip. Taigi, ne tiesiom kojom, o sulenktom. Ir būtinai, kad galva, padėt galvą. Tai jeigu galva nepasideda, tada dedam pledą. Čia galime įvesti sitkarį, jo, įkvepiam, kaip beisikė galim įvesti jo. Įkvepiam pro burną, iškvepiam pro nosį. Taip, atpalaiduojam veidą. Kaladėlės tarp menčių. Ne tiesiom kojom, sulenktom. Kvepiam pro burną, iškvepiam pro nosį. Ir tada, žiūrėkit, būtinai, tada pakeliam galvą, pirmą pakeliam galvą, sukamės ant šono. Pagulim ant šono, dešinę. Ir tada jau grįžtam į šavasaną. Ir tada šavasaną pagal ilgiau, trumpiau, pagal savo mokinius, jau pasižiūrėsit pagal laiką. Taip. Ir pabaigoj po šavasanos vėlgi sėdimoj padėty, ar taip, ar kaip, sitkarį kvepiam pro nosį. Pro dantis įkvepiam, pro nosį iškvepiam pro dantis. Akis užmerktos. Ir vėlgi ten 10 kvepavimų. Visada sakykit, kad pečius atpalaiduotų, įtampos nebūtų, veidą atpalaiduotų.
Pabaigoje mantrą Om, suglaudžiam rankas. Kvėpam. Na va, tokia trumpa pamoka, bet iš tikrųjų labai smagi, ane? Kaip jums? Ir prieinama kiekvienam. Ta prasme, ir jaunam, ir vyresnio amžiaus, ir yra labai saugi. Čia nėra nieko, kas būtų sudėtingo ir nėra ne vienos asanos, kuri būtų kažkaip tai galėtų traumuoti žmogų arba pakenkti. Taip pat, kada šitą pamoką dėstysit, prisiminkit tokį dalyką, kad jūs pradžiai prasieikit dar patys, pasimokinkit gerai ir patys pajauskit tą prieš laikrodžio rodyklę, pagal laikrodžio rodyklę. Ir kada įkvepiam, kada iškvepiam. Taip? Ir stebėkit, kad jūsų mokinys jisai nesimuliuotų, o dirbtų labai tikslingai su kvėpavimu ir su tuo prieš pagal laikrodžio rodyklę. Taip? Todėl, kad tai tokiu būdu lavinamas dėmesingumas, koncentracija ir rimsta protas. Kada žmogus nukreipia savo dėmesį į kvėpavimą, prasideda rimdymas. Nuraminimas, nusiraminimas. Žmogus koncentruojasi į kvėpavimą ir tai yra labai svarbu. Tai šitą pamoką aš įrašysiu, mes įrašysime ir jūs galėsit ją dar, dabar aš jos tiesiog su tokiais nutraukimais, taip, dėsčiau. O bus visa nufilmuota pamoka, gal su keliais mokiniais aš paimsiu, kad galėtumėt stebėti, kad taip būtų. Taip. Ir taip pat Sanramas vers į anglų kalbą, mes sutarsim su juo kurią dieną, taip, kad galėtumėt visi ją išmokti. Taigi visi, kas prisijungia, tai man labai smagu. O, Mahadev visiems Albina, Žydrūnai, visa Slovakija, o visiems Olia, visi majuoja, aš tai jūsų nematau. O, Mahadev visiems. Jeigu kam bus neaišku, rašykit, skambinkit, paaiškinsiu. Labai buvo gera, nors jūs kažkur toli, bet visiems o Mahadev.